Aš esu Orion ir kreipiuosi į tave iš meilės lygmens su žodžiais. O matas at. Aš atėjau šiandieną tam, kad sustiprinčiau tavo vidų, tavo saugumą ir tavo jausmus. Dauguma žmonių greitai praranda savo savitvardą ir vidinį balansą. Ir būtent dėl to jie pasidaro jautrūs sielvartui ir rūpesčiams. Nuosavam dieviškumui pajausti labiausiai pasitarnautų, jei tu išliktum ramus savo viduje. Ir tai yra aukščiausia jungtis, kuri šiandien aš noriu padėti tau įgyvendinti. Jungtis su aukščiausiojo aš. Įsivaizduok, kaip galėtų būti, jei tu daugiau nebebūtum pažeidžiamas, jei tu būtum saugus ir jaustumės apsaugotas, jei tu būtum pilnas jėgų ir gyvybiškumo, galėtum veikti pilnas energijos. Taip bus, jei tu savo jungtimi su savo aukščiausiuoju aš išmoksi mėgautis ir jie pilnai jausi. Ir taip, aš prašau tave pasiruošti meilės šviesą priimti, nes meilės šviesa neša tave tiesiai į tavo širdį, į tą vietą, kur tavo siela gyvena. Ir taip, plėskis į meilės šviesą, plėskis tiek, kiek tu šiuo metu turi galimybių. Jei tu esi pasiruošęs, susikoncentruok į savo karūnos čakrą ir įsivaizduok, kad virš tavo karūnos čakros susikaupus energija. Tai yra energijos kamuolys, kuris spinduliuoja rausvai geltonai. Tai energija tavo aukščiausiojo aš. Įeik sistemingai į šį kamuolį ir atverk savo karūnos čakrą. Leisk šiam raudonai geltonam kamuoliui įtekėti į tavo karūnos čakrą. Leisk jam iš ten palengva įtekėti į tavo trečią akį ir iš ten į tavo gerklės čakrą leisk įtekėti. Iš kaklo čakros leisk įtekėti į širdies čakrą ir tegul ten jie pabus šiek tiek ilgėliau. Pajausk, kaip jungtys sutvirtėja ir tavo aukščiausiasis aš užima savo vietą. Tada leisk raudonai geltonam kamuoliui įtekėti į tavo saulės reskinio čakrą ir iš ten į tavo sakralinę čakrą. Ir tada leisk įtekėti į tavo šaknies čakrą. Pajausk, kaip tavo šaknies čakra pasikeičia, kaip ji sustiprėja, ir atverk savo šaknies čakrą. Ir leisk savo aukščiausiajam aš įplaukti į tavo vidinio žinojimo jūrą, kuri yra po tavimi. Ten šiuo momentu randasi būtent tai, kas yra dėl tavęs paruošta. Ir kas tau šiuo momentu svarbiausia tau žinoti. Šiek tiek pailsėk ir maudykis kartu su savo aukščiausiojo aš vidinio žinojimo jūroje. O tada, kurį laiką įsiklausyk į savo vidinį aš ir palengva vėl pradėk kilti į viršų. Per savo šaknies čakrą, per antrą ir trečią čakras,
Leisk įtekėti į širdies čakrą ir ten dar kartą meilės šviesą pajausk. Ir šią meilės šviesai leisk susilieti su savo aukščiausiojo aš. Visą priimtą žinojimą skirk nuosavam dieviškumui įtvirtinti. Dar kartą įkvėpk meilės šviesą į save ir pajausk šias aukštas vibracijas, sielos meilę, meilę savo aukščiausiojo aš. Taip tu savo aukščiausiąjį aš pakviesi pas save ir kuris ras vietą tavo širdyje ir kur tu galėsi jį visuomet aplankyti. Ir iš kur tiek, kiek tu nori dažnai į šią jūrą, tavo dieviško žinojimo jūrą pasinersi, kad gautum visą informaciją tau taip reikalinga. Tavo aukščiausiasis aš yra jungti su tavimi ir tavo siela. Jis tave nuneš į balansą, sustiprins ir pripildys jėgų. Taigi, aš šiandien giliausioje meilėje ir tavo pilnatvėj suveikiau ir atsisveikinu su Anaša.